Sveiki, mėlieji mūsų dalyviai, kaip mane ką tik išmokė, nes aš čia vadinau arba klausytojais, arba žiūrėtojais, tai sakė tiesiog dalyviai, nes kartu klauso mūsų, tai visi, kas klausote, labai džiugu, labai džiugiuosi galėdama pristatyti Žilviną, nes yra ypatingas žmogus, tuo aš apie jį pašnekėsiu. Iš tikrųjų, vienas iš pagrindinių žmonių, kodėl aš, nes dirbau radijoje ilgai ir jau kviečiau Žilviną tenai pasikalbėti, bet galiausiai nutrūko mano karjera, tenai teko baigti ir dėl ko dar norėjau toliau laidas daryti, tai grinai, kad tave pakalbinčiau. O jūs, mėlėjai... Paskutinė laida, mėlėjai. Jo, ne, dar ne paskutinė, bet tikrai viena iš geriausių. Ir tai rašykit, jeigu ką klausimus, jeigu kažkokie kils, bet kokio eigoje, tai nes jūs tikrai esate ir dalyviai, tai drąsiai galite prisijungti. Ir čia šiandien mes kalbėsime istoriją, terapinę žmogaus istoriją, kuris Žilvinas, aš susipažinau su juo, tai trumpai su tavim, Žilvinai, nežinau kaip čia kalbėti, su tavim, kad buvai mano dėstytojas. Dramos terapija, kai studijavau, tai Žilvinas mums dėstė ir jisai tiesiog, mes išeidavom visas, ten vien panos, ten vienas vyras, tokie pas mus dalykai, bet mes išeidavom visas ir tiesiog sėdėdavom į vieną tašką, žiūrėdavom ir galvodavom, kaip jie, koks jisai kietas, nes tu tiesiog atrodo, kad tu kaip rengenas, matydavai visus žmonės, tu staiga taip čikšt ir pasakydavai ir tas tavo socialinė intuicija yra tiesiog, neįmanoma suvokti, kaip tau pavyksta, bet ir šiaip labai daug gerų dalykų. Ir gerai, viskas, jau pradedu, tai kažkada atsimenu, kad sakė, kad nesvarbu jūsų tie 5 diplomai ar ten kažkas, bet prisistatykit save taip kažkaip tai ne apie diplomus. Tai kaip tu save pristatai? Kaip dabar galėtum save pristatyti, kas tu toks? Be diplomų ar... Bet kaip žauna į galvą, kas yra... Ne, tai aš esu, tai labiausiai save tapatinu su tuo, kad esu teatro režisierius, taip pat... Raudonos nosies gydytojai klounai veiklos vienas iš pradininkų, tai klounas esu. Ir dėstytojas, verslo mokymų, partneris, ugdymo partneris. Ir dar dirbu Vilniaus vicemerės patarėjų, tų veiklų, bet stengiuosi irgi žiūrėti visą kaip meno tokį dalyką, viską kaip kūrybą. Taip. Geras, kad pirmą, nes aš galvojau, ką tu čia pirmą paminėsi, nes tikrai labai daug veiklų tavo ir labai visos yra svarbios ir labai svarios, kur net, nesusižiūri, bet pirmą sakai režisierių. Gerai, Žilvinai, ar tu žinai, kaip šita laida vyksta? Čia nuo pat tavo gyvenimo pradžios mes kalbėsime apie tavo gyvenimo istoriją tiesiog. Tai žmona sako, ką tu darys kalbėti, sakau, nežinau, kažkaip apie juoką sakė, mirties akivaizdoje. Ir tu esi dar vienas iš vienintelis turbūt iš mano turėtų, kad nors pašnekovų, kad aš visai nebijau tau užduoti klausimų jokių, kažkaip nebaisu man su tavim šnekėtis, nes aš žinau, kad tu įsisuksi, kaip režisierius. Kad vis tiek, nebus taip, kad jau ten visai blogai nusivažiuosi. Gerai, bet taip... Tai gerai, tai pradedam tą istoriją ir prašau, tu papasakok, koksai tu buvai vaikas, vaikystėje, kokį tu save atsimeni, kokį tu save girdėjai apie save. Kad kažkaip, močiutė visą laiką man sako, kad ten, kur padėdavai, ten ir rasdavai mane, tai aš kažkaip sugebėdavau matyti, išlaikyti kažkur tai dėmesį, ten, kad buvau ramus vaikas, iš vaikystės, nežinau, kažkokie ten, kad labai, kaip ir mano vyresnėlis, tai lygiai taip pat labai mėgdavau sėdėti ir klausyti suaugusių pokalbių. Tiesiog, pats įdomiausias dalykas. Ir jisai sako, tėti, papasako kažką, pakalbėkit, mama, tėti, kažką, jūs pakalbėkit tiesiog. Laisvai nori paklausyti. Tai aš irgi toks buvau, kad tiesiog klausyti, tai stengiuosi savo vaikams irgi ten visokias, pasakoti, visokius dalykus, nes jie turi tą tokį klausimo gebėjimą. Dar ką aš atsimenu, kad man svarbu būdavo, aš turėdavau tokią nuojautą Dievui, nežinau, tas man labai įstrigę yra, kad aš turėdavau tokį kažkokį ryšį.
pasimelsdavom ir taip toliau, nors gal šeima nebuvo labai ypatingai kažkokie tai tikinti, bet aš tą, kaip vaikas, man tai darydavo įspūdį ir man būdavo svarbu. Aš nesijausdavau labai vienas, netgi kai būdavau labai vienas. Nu va, ir aišku, nu vat, jo, kad ta vaikystė, nu, prabėgo kaime iš esmės, aš toks mažo miestelio, žodžiu, kaimo. Aha, tai tu, geras, iš kokio miestelio? Aš iš Salantų. Tai vat Salantai garsiai yra vat, mano dėdės tokia sodyba, Orvidų sodyba. Tai va ten, žodžiu, irgi labai lakstydavom, žaisdavom, gaudynių visokių. Tai fantastiška vieta, šiaip iš tikrųjų, ir dabar, nu, ten tiek daug meno ir visokių dalykų, nu, dar apie tai pakalbėsim, bet tai, o apie Dievą, tai kas tau parodė jį, kas tau pasakė, kad jis, žinai, yra, kas tave atvedė į tą religiją? Kaip iš kažkokio intuicijos pajūtimo, sakai? Nu, aš nežinau, kas atvedė, nu, kažkaip mama tai ten nuvesdavosi į bažnyčią, aš tiesiog atsimenu tokią trumpą, nu, mano močiutė labai tikinti, nu, ir aplinkui būdavo tų pavyzdžių ir sakau, vat, ir ta tokia giminė tokia, žodžiu, vat, ir dėdė vienuoliu patapo ir taip toliau, tai, bet, nu, aš nežinau, kažkaip atsimenu, angelėlis ar gužėlis saugok mane visados, kad aš mažas vaikužėlis nepaklyščiau niekados. Nu, žodžiu, tokį, su savo angelu, žodžiu, nu, va, taip visą laiką pakalbėdavau ir, nežinau, iš kur ir kaip, bet man tai kažkaip aš, vat, kaip vaikystę atsimenu, tai pačia tokia pirmas atsiminimas yra, kad aš, nu, kažkaip vat, vakaras, ten kažką pergyvenu eiti ar į darželį, ar kažką, bet, nu, pasimeldžiu ir pasidaro geriau. Tai va. Geras, fantastika. O koksai tu buvai mokinys ir ką reiškiasi, nu, tai dabar kol kas apie tai, koksai tu buvai mokinys ir ką reiškiasi kaimelėje augti, nu, ar ten yra kažkokia hebra, kurie kartu eina į mokyklą, ar ten daug mažai tų žmonių, čia mokykla, kaimo, kaip? Nu, tai aišku, nu, miestelis, mano tas kaimelis, nu, tai iki dabar jisai man yra labai svarbus ir aš stengiuosi grįžti ir dabar vat, buvau grįžęs ir man tie žmonės yra, nu, mano žmonės, mano ta aplinka, aš žinau, kad ir kas nutiktų, bet yra vieta, kur aš, nu, iš esmės yra mano, nu, namai, žodžiu, ir aš ten būsiu laukiamas, nu, visų ir tas yra, nu, man svarbu aplankyti ir dabartinius mokinius savo mokyklos, aš jaučiu pareigą tam dalintis, nu, žodžiu, man šitie dalykai yra labai, nu, svarbus. O mokinys tai buvau aš, nu, geras mokinys, gerai mokiausi ir toks, nu, toks pirmūnas, ypač tose, nu, ten pradinėse klasėse, toks, vat, nu, teisingas, geras mokinys, žodžiu, klasės seniūnas, kaip ir mano sūnus dabar, žodžiu, irgi klasės seniūnas, geras mokinys, toks teisingas, bet, nu, gal tokios laisvės trūko, žodžiu, tokios vidinės laisvės, bet toks pareigingas, geras berniukas, nu, kur vis laikas statydavo ten, žodžiu, į priekį, sakyti kalbą, ant laiptų, ten rugsėjo 1, ten, nu, pasakyti kažkokią eilėraštį, ten, vat, tokia, vat, pradžia. O tu kai pradėjai būti klounu, tai tavo toks kažkaip ir buvo vaidmuo, ne? Labai tu toksai ir buvai klaunas, ar... Taip, manau, ir klounas ir buvo, vat pradžioje tas, kad, nu, toks geras, nu, mano klouno vardas Kazimieras, kaip ir mano senelis buvo Kazimieras, kaip ir prosenelis Kazimieras, tai aš ir dariau tą savo klouną tokį, nu, labai pareigingą, toks kaip princo Viljamo sūnus yra, nu, tas vaikiukas toks, nežinau jo vardo, bet princas Viljamas turi ten su Kate Middleton tuos du vaikus, tai va tas pirmas, toks vat irgi su šortukais geras, nu, žodžiu, ten su žvakute kažką ten, nu, ateinu ir toks vat, o kita pusė buvo to klouno, nes klounas per kontrastą išryškėja, tai, nu, ta roko žvaigždė tokia, nu, nes aš, nu, jau kažkur mano gyvenimą apvertė vis dėlto Beatlai ir vat, visa ta muzika, žodžiu, AC/DC, žodžiu, ir taip toliau, ir aš klausydavau slapčiom, nu, va, šitą muziką kažkaip ir dvilypį tokį, būdavau geras berniukas, bet pasileisdavau namie AC/DC, žodžiu.
Geras, taip. O tai kaip ta muzika atsirado tavo gyvenime, kaip tu iš viso skonį, aš vis galvoju, kaip, ar čia jisai yra įskiepimas, tas muzikinis skonis, ar jį kažkas paduoda, nes... Pirma, tą skonį, tai mano tėtis grodavo gitarą, tai irgi visa šeima muzikuodavo, pavyzdžiui, jeigu būdavo kažkoks tai balius giminės, tai mano bočius būdavo pirmasis, kuris, realiai taip ateini, išgeri pirmą čerkelę, pavalgai, žodžiu, ir tada viskas, bočius pasako kalbą, bočius, tai senelis Žemaitė, ir jisai pradeda dainuoti, o kadangi jų giminiai buvo 17-18 vaikų, vienas mirė gimęs, tai vien brolių seserų 17, tai reikia suprasti, kokio dydžio, žodžiu, ir jie visi pradeda dainuoti. Ir taip realiai pabūni 20 minučių pakalbį ir paskui kokias 2-3 valandas dainuoja žmonės kaime. Tai ir be perstojo, tai ne tai, kad aš ten su jais kažkaip dainuodavau, bet man tai darydavo įspūdį. Aš ten vaikas aplinkui, visi dainuoja ir tu kažką ten eini valgyti, o paskui tiesiog tokį jau pirmą sąmoningą, aš atsimenu, tiesiog man buvo labai didelis autoritetas, paskui aš jį sutikau, tai Marijonas Mikutavičius ir buvo toks žurnalas Ausis, atsimeni ir ten buvo parašyta, kad Marijonui labai patinka ten AC/DC ir žinau, kas čia, toks yra ir ten Beatlai ir taip toliau, kad Marijonas klauso tokios muzikos ir aš tiesiog susirašiau viską, ką Marijonas klauso, nes jisai buvo man dievukas ir nuėjau į Salantų turgelį ir nusipirkau visas tas kasetes. O, geras. Kaip Marijonas sakė, taip ir padariau. ir tada klausėsi ir tau kažkaip tai ir pačiam ir patiko iš tikrųjų tas AC/DC. Jo, man buvo tiesiog, aš nežinau, tai buvo, aš atsimenu, tėtis vis laik sakydavo, kam aš pirkau tą magelį, nes tuo metu magelis, kai jisai buvo, reiškia, ten jaunesnis, sakė, kainavo tiek, kiek mašina, tais laikais, reiškia. Ir paskui jisai sako, magelis dabar nieko nekainuoja, žodžiu, būčiau turėjęs mašiną, žodžiu, ir taip toliau. Aš atsimenu, matytas magelis turėjo atsidurti, aš atsimenu, Beatlų parsinešu tą pirmą kasetę, įdedu ir ten sako, ladies and gentlemen, tipo, The Beatles. Ir nežinau, man tiesiog buvo wow. Ir aš stengiuosi kažkaip tą šviesumą ir savo kūryboje išlaikyti kaip tie Beatlai. Tai va. Tikrai. O kiek tu vaikų turi? 4. 4 sūnus tu turi, taip? 4, taip, berniukus. Fantastika, tiek darbų buvo. Meluoja, 4 garantuoja. Tai. Tikrai. O tai ar tu jiems irgi kažkaip tai muziką leidi, ar pasakoji apie muziką, ar tu tiesiog paleidi? Ne, aš leidžiu ir pasakoju ir mes eisim, irgi čia King Gizzard atvažiuoja tokia grupė, dabar sakyčiau tokia jau gal geriausia, bent jau roko grupė ant Lietuvos, tai Lukiškių šitam. Tai va su sūnum eisim, bet aš ir darau, aš tiesiog važiuoju, nežinau, į Klaipėdą, ar į Biržus, ar į Palangą, ten, žodžiu, arba pas žmonos giminės, arba pas mano. Ir ilgas kelias yra iš Vilniaus ir aš dažnai pasiruošiu tiesiog paskaitą, pavyzdžiui, apie funko istoriją. Ir aš tiesiog visą funko jiems pasakoju su pavyzdžiais, žodžiu, važiuodamas mašinoje, ten visą funko istoriją. Arba Lietuvos, pavyzdžiui, pop muzikos istorija. Ten, ir einam, nes ten hiperbolės visokios, ten rondo, žodžiu, foje ir taip toliau. Ir aš, tada imam kokią nors ten iš viso roko istoriją, ten džiazo, aš tiesiog, ir jiems labai patinka, aš neprisigalvoju, bet prisiskaitau, kadangi pats žinau tiesiog daug istorijų ten. Tai dabar laukia tiesiog tik Led Zeppelin, žodžiu, istorija. Fantastika, kaip įdomu. Jo, ir tada aš jau grįžtu namo ir aš žiūriu, kad jau ten pasižiūrėję, jau žiūrėk, jau ten kažkokie ten jau jie prasiklausė, ten jau žiūrėk, jau leidžia kažkokias tai ten dainas, ten, natūraliai jau ten nuėję giliau per Spotify, ten, žodžiu. Tai va. O nebuvo dar taip, kad kokios nors labai blogos muzikos klausytų, arba kur tu sakytum, ne, šitos mūsų namuose mes neleidžiam, arba kad nustebintų, arba kaip tik tas muzikinis skonis taip pat.
Tai aš pats gal daugiau leidžiu tos, vat, dabar vėl grįžau, pasinešiau ant Mijos. Mija man vis dėlto yra